Sveiki matematikai! Šiandien mes pasinersime į skaičių pasaulį ir ištirsime vieną įdomią koncepciją – realiųjų skaičių modulį. Įsivaizduokite skaičių tiesę. Kiekvienas skaičius turi savo vietą, ar ne? Bet ar kada susimastėte, koks yra atstumas nuo to skaičiaus iki nulio? Štai čia ir atsiranda modulis. Skaičiaus modulis yra atstumas nuo to skaičiaus iki nulio. Modulis žymimas dviem vertikaliomis linijomis. Pavyzdžiui, skaičiaus 5 modulis yra 5, o skaičiaus minus 5 modulis taip pat yra 5. Modulis visada yra teigiamas skaičius arba nulis. Modulis turi ir geometrinę prasmę. Jis parodo, kaip toli skaičius yra nutolęs nuo nulio skaičio tiesėje. Modulis turi keletą įdomių savybių. Pavyzdžiui, priešingo ženklų skaičių moduliai yra lygus. Tai reiškia, kad nesvarbu, ar skaičius teigiamas ar neigiamas, jo modulis bus tas pats. Dar viena svarbi savybė susijusi su daugyba ir dalyba. Modulių sandauga yra lygi sandaugų moduliui, o modulių dalmuo yra lygus delmenų moduliui. Šios savybės labai praverčia sprendžiant uždavinius su moduliais. Dažnai matematikoje susidurėme su apytiksliais skaičiais. Pavyzdžiui, skaičiaus pi reikšmė yra begalinė, todėl naudojame jo apytikslę reikšmę 3,14. Skirtumas tarp tikrosios skaičiaus reikšmės ir jo artinio vadinamas paklaida. Artinys dar vadinamas apytikslė reikšme. Tai yra toks skaičius, kuris yra artimas tikrai reikšmiai, bet nebūtinai jai lygus. Kaip artinio pavyzdį galime naudoti šaknį iš 2. Kadangi šaknies iš 2 reikšmė yra neracionali, jos artinys gali būti 1,41 ar bet kokį kitą mums reikiamą skaičių kiekį po kablelio. Dabar panagrinėkime taikymo atvejus su moduliais ir paklaidomis. Turime lygtį x-3 modulių lygų 5. Modulis reiškia atstumą nuo skaičiaus iki nulio. Taigi šią lygtį galime interpretuoti taip. Ieškome skaičiaus x, kuris yra nutolęs nuo 3 per 5 vienetus. Nubraižome skaičių tiesę ir pažymime skaičių 3. Nuo 3 pažymime 5 skaičius į abi pusės. Gauname 8 ir minus 2. Taigi x gali būti 8 arba minus 2. Ištirkime artinio šaknis iš 2 apytiksliai lygų 1,41 absoliučiąją paklaidą. Prisimename, kad absoliučioji paklaida yra lygi tikrosios reikšmės ir artinio skirtumo moduliui. Tikroji šaknies iš 2 reikšmė yra neracionali, bet galime naudoti skaičiuotuvą, kad gautume tikslesnį jos artinį. Galiausiai apskaičiuojame skirtumą. Taigi absoliučioji paklaida yra maždaug tokia. Svarbu pastebėti, kad kuo tikslesnį šaknies iš 2 artinį naudosime, tuo tikslesnį absoliučiąją paklaidą gausime. Tačiau kadangi šaknis iš 2 yra neracionalusis skaičius, niekada negalėsime gauti absoliučiai tikslios jo reikšmės. Todėl ir absoliučioji paklaida visada bus tik apytikslė. Šiandien susipažinome su realiųjų skaičių moduliu, jo savybėmis ir paklaidų samprata. Tikiuosi, kad ši pamoka buvo naudinga. Nepamirškite praktikuoti sprendžiant uždavinius, kad įgytumėte daugiau pasitikėjimo savimi. Iki kito karto!